fighting in the east has come to characterize Ukraine. But Ukraine's struggle for survival and self-determination, free of corrupt governments and Russian influence, is fought on many other fronts. In this program, we'll look at 4 distinct challenges Ukraine faces, in addition to fighting on its borders. From cyber defense to internal defense, fixing its forces to building a new and defending Ukraine. But the ability, Cyber Berkut's aim, to feed into the Russian myth that Ukraine had fallen to a fascist coup. That evening, Russian Channel 1 aired a bulletin declaring Mr. Yermak Black Energy is a well-known cybercrime toolkit that's been in use since 2007. But over the summer of 2000, that Ukraine's future, the armed forces and even the people stand by their intentions, but also how much its friends are willing to support it through what may be one of its defining moments in its modern history. Even the people. Dabar einu į didžią tylą, į tylumą palaimintą ir didžią, kuri celūno juodą minkštą drobę naktis visus mūsų sielvartus suglobė. Einu į laisvę didelę ir plačią, kuri priims mane kaip lauktą svečią. Pro pilkus ūkanų rūkus einu pas brolius ir draugus. Bet tolyje varpai dar bokštos gaudžia ir dega vakarų žara ir vėl krūtiniai gėlą maudžia, širdį pagieža ir aitra. Ne viskas su Tomasa žuvo, širdis šiltų kraujų pasruvo ir prievartai paklusti neišmoko. Šaukiu aš jūs visus iš kapinynų, iš pakelės duobių ir griovių, iš molio, dumblo ir smėlynų, iš visų mirties vietovių. Pakilkit, griaučių šiurpus milijonai, garbingieji pulkai ir legionai, ir tie, kurie nuo šalčio ir nuo bado pūgų simfonijose mirtį rado, ir tie, kurie už laisvą lakę mintį dūlėja nukankinti. Pakilkite išniekinti, subjauroti, apluošinti, su aimanomis ir kliksmais, su maldomis ir su keiksmais. Su budeliu girta gauja, kuri žibintų žaroje ant jūsų kapo spardėsi ir šoko. Bet tyli kapinynų tamsios kalvos. Nekyla niekas iš drėgnų duobių. Ramybėj miega griaučių plikos galvos, jų sapno niekas niekad neįspės. Kaip niekas neįspės kančios, prasmės, nei galo, nei pradžios. Ir viskas saugos paslaptis, kaip ta šiurpi tyli naktis. Ir eis gyvėjai per tą klaikę buitį, su gėla amžina, gilia. Visiem keliu tuo reikia eiti. O grįžti niekam nevalia. Ir aš einu į tylumą palaimintą ir didžią, einu per aukštą siaurą tiltą, į naktį kvepiančią ir šiltą, kur juda žvaigždžių milijonai, pulkų pulkai ir legionai, ir mano kelios tai guvingi, nužymi rožai spindulingi. Naktis gera, naktis kaip motina, jautri, įspėjanti, dosni, pasotina ir paguodžia, kai jos viešnagėn pareini. ir aš nuvargęs parėjau, kad klaidžiot nebenoriu jau. Ir sako ji, lik čia, sūnau, aš tavo sielvartą žinau. Ir aš lieku, kantriai vilkta, Sunki gyvenimo našta. Kaip varpa svyrinti prie noko.